Sveiki, Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Prieš 4 mėnesius aš padariau video vaizdelį, kur parodžiau, kaip atrodo tekstas, kada yra žinoma 1400, 5000 ir 6000 žodžių. To darbelio tikslas buvo parodyti, tiksliau sakant, tikslas buvo išmušti žmonėms iš galvų tas kvailas idėjas, kad įmanoma suprasti kalbą, žinant 2000 žodžių. Taigi aš parodžiau vaizdžiai, kaip atrodo kalba, kada yra žinomas tam tikras kiekis žodžių. Dabar per tos 4 mėnesius mano anglų kalbos žodžių bagažas išaugo 1000 maždaug. Tai nėra labai daug, kadangi aš netaip intensyviai studijavau dabar. Ir tas 1000 per 4 mėnesius tai yra vidutiniškai 250 žodžių per vieną mėnesį. Bet čia dabar kalba bus ne apie tai. Dabar aš noriu pasižiūrėti, kaip atrodo tekstas, kai aš žinau 7000 žodžių. Ar sumažėjo nežinomų žodžių procentas. Taigi, kad pamatyti, kaip dabar atrodys tekstai, keliausime į biblioteką. Čia aš netyčia visiškai radau, kad pasirodo A.J. Haug turi, jis yra vienas iš providerių linko ir jisai turi sukaupęs ten gana nemažą pamokėlių skaičių, kurios yra prieinamos nemokamai. Tai keliaujame į library ir dabar iš providerių pasirenkame AJ. Čia yra keletas jo podcastų, kurie yra laisvai prieinami, laisvai platinami, už juos nereikia mokėti papildomai. Taigi dabar žiūrėkim, kas čia darosi. Čia yra pirmiausia gyvi pokalbiai, spontaniški pokalbiai įrašyti su jo draugu, kuris irgi yra anglų kalbos dėstytojas, Chris Moses. Ir matome, kad per 16 minučių, per 16,5 minutės, tame pokalbėje buvo panaudota 135 man nežinomi žodžiai, kas sudaro nei daug nei mažai 21%. Dabar, jeigu mes prisiminsime tą pirmąjį video, ten buvo teigiama, kad vidutinis anglas ar amerikietis savo kasdieninėje kalboje naudoja nuo 1400 iki 2000 žodžių. Tai va čia ir yra normali kasdieninė kalba, kuri užtruko 16 minučių. Ir kaip matome, su 7000 žinomų žodžių, aš vis dar čia randu 135 naujus žodžius. 135. Na, galbūt šitie žmonės, Chris Moses ir A.J. Haug, nėra vidutiniai. Tai čia jau kiekvienas studentas turi pats pasirinkti, su kuo jis ruošiasi bendrauti. Ar su vidutinybėm, ar su kažkokiais žmonėm, kurie yra įdomesni. Bet keliaukime toliau. Reiškia, kitas pokalbis čia yra maždaug tas pats. Jis yra trumpesnis, 13 minučių. Ir naujų žodžių, nežinomų žodžių, aš čia randu lygiai 100, kas yra 18%. Dabar, jeigu mes nukeliausime į kažką, kas nėra pokalbis, tai yra toks audio straipsnis, ar kaip jį pavadinti. Vienu žodžiu, kažkas arčiau prie literatūros. Ir čia jau mes turime 30% nežinomų žodžių. Aš dar kartą noriu priminti, kad šioje sistemoje yra užfiksuota, kad aš žinau 7000 žodžių. 7000 anglų kalbos žodžių. Ir su tokiu žodžių bagažu aš literatūrinėme straipsnelėje randu nei daug nei mažai, o trečdalį naujų žodžių. Vadinasi, trečdalis tai reiškia, kad iš 3 žodžių vienas yra nežinomas. Kas 3 žodžiai, aš sutinku naują nežinomą žodį. Toliau keliaujame vėl antrą dalis to paties straipsnio, 30% nežinomų žodžių skaičius išlieka. Toliau yra apie slengą ir idiomas, čia yra pamokėlė. Kadangi čia jau yra pamokėlė, AJ kalba paprastesnė kalba. Ir čia jau mes matome, kad tik tai 10% yra naujų žodžių net nežinomų. Dar nukeliaukim pasižiūrėti į kitus skaičius. Galbūt čia yra kažkas išskirtinio ir išimtinai.
toks didelis kiekis yra nežinomų žodžių, galbūt kitur jų mažiau. Taip, čia vėlgi kažkas iš tokios arčiau prie literatūros, prie kultūros, religija. 20% nežinomų, 25, 19 ir va čia, kur prasideda jau studentams skirta medžiaga, 7%, 9%. Šitus faktiškai straipsnius aš jau galiu klausyti laisvai. Dažniausiai šitas nežinomų žodžių kiekis netrukdo suprast turinį. Gerai, nukeliaukim dar pasižiūrėti, kas dar yra. Taip, yra vienu žodžiu sistema maždaug aiški. Ten, kur yra kažkas arčiau literatūros, kur yra kažkokie raštai įgarsinti, ten nežinomų žodžių staiga auga, nežinomų žodžių kiekis. Ten, kur yra medžiaga skirta studentams, matosi, kad nežinomų žodžių yra mažiau arba visai mažai. Bet mes matėme 2 tikrus gyvus pokalbius, įrašytas telefono pokalbis ten buvo. Ir ten buvo daug, ten buvo 20% nežinomų žodžių. Taigi galima spėti, kad jeigu mes klausysim Amerikoje, sakykime, kažkur lauke, susitikę gatvėje žmogų, klausysime, kaip kalbasi 2 amerikiečiai, tai bus nei daug, nei mažai, maždaug trečdalis nežinomų žodžių. Dabar vėlgi čia tie skaičiai didėjai vėl matosi. Reiškia, vėlgi 22, 27, kur tik tai kultūra, kur tik tai kažkas, ten iš karto auga 27% nežinomų žodžių. Tai yra daug, galbūt jums jau ne visiškai įdomu žiūrėti tuos skaičiukus, bet aš tik tai norėjau parodyti, kiek jų daug. Aš dar kartą keliauju į savo profilį ir parodau, kad žinau nei daug, nei mažai 7000, daugiau kaip 7000 žodžių. Ir esant tokiai situacijai, aš turiu šitokius naujų žodžių kiekius. Taigi, mėly žmonės, pamirškit tas iliuzijas apie 2000 ir apie 5 netgi tūkstančius žodžių. 10 000. Norit suprast kalbą? 10 000 tai čia yra minimumas. Nes žmonės kalbės normalia kalba ir jūs matysit, girdėsit tokius kiekius nežinomų žodžių. Taigi, nusiteikit, kad tam, kad įsisavint tokį kiekį žodžių, reikia laiko. Tai ne 3 mėnesiai, ne 2 mėnesiai ir ne 2 dienos, o keletas metų. Ir dar tą progą, kadangi vakar atsidariau vieną straipsnelį, kuris man buvo įdomus, suintrigavo jo pavadinimas, noriu parodyti tą progą vieną labai svarbų dalyką, kuris AJ nuomonė yra svarbiausias mokantis kalbų. Pasižiūrėkim. Grįžtam į pirmą puslapį ir susirandame tą straipsnelį, kuris vakar man krito į akį. Štai jisai. Dabar klausom, kas AJ nuomonė yra svarbiausias dalykas mokantis kalbų. What is the #1 secret to successful language learning? Of course, many factors contribute, but which is top? Which holds the key? After observing countless students, I can clearly identify the most important factor: a curious and passionate connection with the target language culture. This is #1. It's more important than study method, raw talent, intelligence, training, education, or any other factor. Taigi, AJ nuomonė, šie dalykai yra svarbesni už visas technikas, metodikas, mokyklas, mokytojus, vadovėlius ir taip toliau. Tai ir viskas bus šiam kartui. Mano idėja, dar kartą pasikartosiu, mano idėja buvo parodyti nežinomų žodžių skaičiais ir procentais, kokią dalį tekste sudaro nežinomi žodžiai. Tuo metu, kai mes žinome 7000 anglų kalbos žodžių. Čia buvo Gintaras, anglųkalboskursai.net. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.